Labą rytą visiems. Randamės Minijoje. Atplaukėm netoli Žiočių, kuri Kuršių marias išeina. Ir bandysim pagauti kuoją, karšelį, plakelį, žodžiu, kas kips. Jaukai sumaišyti, gyvi paruošti, startinio šėrimo nedarysim. Tiesiog kas minutė 2 permetimas ir pradėsim gaudyti. Naudosim tokią šėriklėlę. Pradžiai be gyvų. Jauką šiek tiek užsaldinau. Aromo šiek tiek dėjau. Pradžiai ant kablio tokia paprasta kombinacija. Porą musės lervų. Ir važiuojam į taškelį. Kadangi be platformos, tai tenka atsistojus mest. Kėdę namuose palikau, teks ant kibiro žuvauti. Kaip senais gerais laikais. Užsimetėm, valiuką įsitempėm, laukiam. Matiliukas, ar ne? Kai dėžutėj. Gražus, didelis. Čia gal pabandysim šiek tiek matiliuko paduoti. Indelį bumt. Tokį indelį pradžiai 3-4 kartus perkirpsim, kad nebūtų visas pilnas. Kamputį galima ir čia prakirpti iš tikrųjų, kaip kam patogu. Minutė praėjo. Darom persimetimą. Žiūrėsim, pasišersim taškelį su dažnesniais permetimais. Pradžiai gyvus. Tokia pilnesnė šėrykla. Ir užsidarom pašariuku. Įdomiai taip atrodo. Į dzikutį nieks nesureagavo per minutę. Pakėliu link kranto, kadangi dalgiuko nepaėmiau, žolytės įsikabinau. Taip, dabar bandysim pinkutį. Bandom raudoną, baltą, raudoną turbūt. Tokia kombinacija. Ką, važiuojam į taškelį. Toliau pabandysim slėkučio pasirankioti, neplovim. Toks nestambi dedromena. Pasirankiosim. Šiek tiek slėkučio pasiduosim. Galbūt kažkoks karšelis pasirodys. Reikia bandyti iš tikrųjų. Būtų išplauta, bumt iškart. Ir karpam. Tokia sezono atidarymo žvejyba. Šiaip neįpratę su neplautais sliekais dirbti. Bet yra kaip yra. Sunkiai neplauta tokių visokių šapų. Žirklutės dyla. Nors šitos prestumo žirklutės jis nelabai pabijo. Sakyčiau, po centimetrą gabaliukai. Padavinėsim. Ir žiūrėsim. Tokie gabalėliai. Tikslas prisivilioti žuvį per valandą. Kaip bus, matysim. Persimetam. Kažkas kabo ant kablio, kibimo nebuvo. Kabo
ponas ešerys. Kadangi jau 5 šerklytės pasidarėm, uždėjom tokį, karšinį turbūt, masaliuką, 2 sliekus trumpus ir su musės lerva uždarėm. Užsimesim į taškelį. Šėryklą pilna gyvų. Užsimetam į taškelį ir darysim 5 minučių išlaukimą. Atstumas 28 metriukai, patogi distancija. Kolega gaudo 20 metrų distanciją. Jis už pirmos brafkutės, aš už antros. 2 skirtingi jaukai, inline sistemos. Pas mane 5 valas, pas kolegą Moną. 5 minutės praėjo nieko. Arba ešerys koks kabės. Viskas ir yra, labai sunkiai eina. Ešeriukas kabo. Mes žiūrim su matiliuku, kas čia dabar bus. Turim vėl. Matyliaus padavus. Kolektyvas vien ešerys. Kibimas ant kukurūzo. Bet dar viršinėlės vis nekeičiau, kadangi turiu antrą tokį foto. Fideriukai irgi Vanona 390 100 gramų užmetimo. Tai reikės persidėti kitą viršinėlę, ant koliuko atsimatuoti atstumą tą patį. Ir žiūrėsim, nes toks vaizdas, kad matom trečius kibimus. Pirmų nematom prisilietimų, tik paskui staigesnį bant ir viskas. Pasitikrinam persimės. Kas gražesnė yra. Kas gražesnė yra. Nenori net kilt. Šitą su graipšteliu, kad nenutrūktų. Be platformos taip nėra visai patogu. Tokia gražesnė kojytė. Žiūrim, čia ilgai išlaukimą darėm. Lakiuk. Toks mažytis už peleko paleidžiam. O dabar tokį spalvotą miksiuką. Pasikeičiau fideriuką. Viršūnė 1,5 ozo. Galbūt dabar kibimą matysim. Metras nuo taško ne visai gerai, bet strovytė į kairę pusę turėtų užnešti. Priprasti reikia. Širiklėlė irgi kitokia. Dabar pasiėmiau uždarą. $60 gramų yra. Ant zigelio toks plakiukas. Nu ką, niekaip neatsiginam smulkmės. Paimsim kasteriuką. Išplauto, aišku. Pabandysim smulkiai sukarpyti. Kažką reikia daryti, nes visokie pūgžliukai, plakiukai. Nieko gražesnio kol kas nėra. Aišku, dar net valandos laiko negaudom, bet neįspūdingai.
Neįspūdingai kol kas. Iki vakaro turim laiko, žiūrėsim, bandysim, eksperimentuosim. Galbūt iš vis nereikia jauko ir visiškai gyvų čia. Arba tiesiog vieta blogesnė. Pumt į pašariuką. Bandysim. Pasteriuką. Dabar apie valandą laiko bandysiu su uždara šėriklėlę pagauti. Žiūrėsiu, kas čia bus. Jeigu nebus jokio efekto, bandysiu tada su atviru. Arba visai be šėryklos bandysiu. Dabar ant kablio turbūt 3 musės lervas. Bandysim baltas. 3 baltas ir uždarysim raudoną. Tokį stambesnį masaliuką. Įdomu, atsisėdu šią mum eit užmest, kad neužkabint pavadėlę, turbūt eit. Viskas gaunas. Kai nori, viskas pavyksta. Nepasiėmiau karduko, biškai reikėjo švendrukas įsivalyti. Yra kaip yra. Valiuką įsitempiam. Laikroduką ant 5 minučių. Žiūrėsim. Galbūt mažinsim šėryklą, nes 60 gramų su ragais tai net nejuda kaip įkalta. Nu jo. Labai didelis plakis. Tegu plaukia. Nežinau iš tikrųjų ką daryti kol kas. Labai smulki žuvytė, baisiai smulki žuvytė. Na, tikėkimės ateis stambesnė, nes su pikeriuku čia tokią gaudyti. Kol kas nieko rimto. Kablys gal nelabai tinkamas, bet yra kaip yra 2 kukurūzai. Žiūrėsim, pavyks, nepavyks mums čia kažką pasistambinti su tom žuvytėm, kad išvengt šitų anūkų. Tašką. Kažką reikia burt, daryt arba laukt. Vėl laikroduką ant 5. Žiūrėsim. Net vieną kėbimuką tokį baum pamačiau ir daugiau nieko. Tiesiog smulki žuvis kol kas. Vieną kukurūzą, vieną musės lervą baltą. Važiuojam. Kol kas šulinukas daras. Ir dar kas blogiausia, lietus artėja. Pamažinus masalą iškart kibimas. Taip, vieną kart bum, antrą kart bum, trečią kart bum. Stebėm per 10 sekundžių, jeigu bus bum, bus, jeigu ne, vis tiek traukiam, žiūrim, nes galbūt kaboje žuvytė ant kablio. Turbūt už dzipelio uodegėlės įsikandus. Žiūrėjau. Kažkas kaba.
Stebuklinga žuvytė. Kabo lagis per vidurį. Paleidžiam. Išbandysim tokią bombą ant kablio. 4 sliekai per vidurį. Gal kažką stambesnio iškarpstysim. Kol kas ką bedėtum, ar kukurūzą, ar dziką, ar pinką, ar matiliuką, vis tiek smulkmė. Vis tiek smulkmė. Čia šį kartą turim ant kablio poną ešerį. Ponas ešerys. Nu, toks ešeriukas nei didelis, nei mažas. Įskleidėm skėtį. Dabar teks apie 3 valandas atkentėti lietutį. Toks jau tas pavasaris pas mus. Ir pliusų ir minusų ant sliekų nereikės vandens pilt, kad išsiplautų. O minusas, kad užmetant teks atsistoti jau, kad skėčių neužkabinti. Ant kablio 4 sliekiukai ir važiuojam. Gal ir dar neatsistojus išeis per kampą iš tikrųjų, gal dar neįlindau. Pavyko. Nekoks oras. Pavasaris atidarymas, tai visko galima tikėtis iš gamtos. Galėtų, aišku, žuvis pastambėti. Galbūt prieš lietų prasčiau kimba. Po lietaus gal geriau kibs. Matysim. Viltis durnių motina. Laikroduką standartiškai 5 minučių. Žiūrėsim. Jei bus anksčiau kibimas, pakartam įtraukiam. Lagiai. Beveik kiaurai peršviečiami. Lauką. Baisu. Kokios didelės žuvis čia šiandien gyvena. Ar gyvena, ar atplaukė. Baisu. Labai, labai baisu. Taip, ką mes galim padaryti gudriau? Bandyti vieną galą nukirpti ilgą. Porą dzikų. Pum. Važiuojam. Kol kas tas lietutis vienas kitas lašas. Ne tai baisiai, kaip atrodo. Bet su žuvies dydžiu tai labai baisiai. Perstatom laikroduką, grubiai kibimas 3 minutį. Bet tai, kad čia sau. Nu, dar vienas toks pat miniatiūrinis. Negerai. Arba jų čia tiek daug ir stambus neprieina. Aš matau, stambių net nėra čia. O čia jau panašu į koją. Ant kukurūzo. Kaip va, vietiniai gauna. Kol kas idėja tada padavinėti po šiek tiek kukurūzo nekarpyto. Kaip ką vat pabandžiau. Ir ant kablio po vieną kukurūzą. Kito kelio smulkmėje atsigint kol kas nėra. Nu ką, lakiukas. Tokie delninukai, bet
Geriau negu permatomi. Geriau negu permatomi. Apie 5 minutės išlaukėm. Ir viskas ant kukurūzo. Nu va iškart kibimukas. Kukurūzą dzikelis uždėjęs, tai čia bus smulkmė turbūt. Tai būt smulki žuvytė. Iškart staigus atsilipimas, net minutės nereikėjo. Bam, bam, bam. Ir arba nutempia, arba jau kabo. Gali būt, kad kabo. Gali būt, kad kabo jau smulkus žuveliokas. Kabo per šoną. Jeigu per šoną kabo, tai man įdomu, kiek jų taške stovi. Blemba, gal ir nepasikirta. Gražus kibimas buvo ant kukurūzo. Nepasikirta. Dabar specialiai mesim be jauko. Bum. Vėjas dasideda dar prie visų judinimų. Bum. Bum, 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 bum. O, tokia didelė žuvytė. Oho. Oho, koks plakiensas. Koks plakiensas. Tokias va kojas. Nu va, tokia kojytė. Iškirba. Nedidukė, bet kas dabar užkibo? Tas vien tokie šeriukai. Nu ką, žiūrim ką pagavom. Stebuklų nėra, bet šiek tiek žuvyčiai yra. O ką, žvejyba baigta. Šiek tiek žuvyčių pasigavo. Tokių vat kojyčių. Jau aišku nedaug, apie porą kilogramų žuvies. Visos tokios standartinės. Visos tokios daugmaž standartinės, pabėgt nori. Tokios. Yra mažesnių. Tai ačiū pažiūrėti, paspauskit like, subscribe, susitiksim kitose laidose. Esmė, galima gaudyti ir be jauko, tik ant švino minijai. Galima su jauku gaudyti, gyvų duodi, neduodi, reikšmės neturi. Per pietus kibimas suprastėja. Šiaip reikia laukti, kad šiek tiek sušiltų ir turėtų viskas būti gerai.